Sveiki, su jumis 11-osios NKL savaitės gražiausių epizodų 10-ukas, kurį pradeda Molėtų Ežerūno Kario bokšto Sauliaus Kuzminsko niekieno netrukdomas vizitas į Marijampoliečių baudos aikštelę. 9-oje vietoje juvelyrinė 2 perdavimų trukmės Trakų komandos ataka, kurios metu Karoliui Brusokui sukuriama puiki proga dėti kamuolį iš viršaus. Į 8-ąją poziciją užkopė Klaipėdos Naftos Unija Ekvaservio puolėjo Donato Norkaus pavyzdinę savojo krepšio gynybą nuo pavojingo Vilniaus žaidėjo Augusto Šuliausko reido. 7-oje vietoje dar sykį sutinkame Trakų komandos kūrybą puolime. Šįkart Dovis Bičkauskis laiku iškiša kamuolį Tautvydui Pipirui ir tobulai atliktas darinys 2-2 paverčiamas į įspūdingą ataką. Kauno Žalgirio dublerių siautėjimą šios savaitės 10-uke pradeda Laurynas Birutis. 6-oje vietoje atsidūręs jaunasis aukštaūgis vienu staigiu judesiu sugriauna visas Kauno Jazz remtos krepšininkų pastangas gynyboje. 5-uką pradeda NKL 10-ukų debiutantas Tomas Urbonas. Šakių Zanavyko komandos milžinas elegantiškų rankos judesių siunčia Jazz remtos amerikiečio Malcolmo Hawkinso mestą kamuolį tiesiai žiūrovams į rankas. Ketvirtoje vietoje trečio kėlinio Tomos Garaseiniuose jaunasis žalgirietis Martynas Varnas perima kamuolį ir lenktynėse su ketvirčio pabaigos laiku finišuoja vos per keletą sekundžių maksimaliai puikiai įvykdydamas savo tikslą puolime. Ir jis baigėsi geru Kauno Žalgirio komandos spurtu. Trečioje vietoje Palangos ekipos gynybos kelių lopytojas Adomas Drungilas. Šįsyk pajūrio komandos aukštaūgis nuleidžia ant žemės dėjimą bandžiusį atlikti Vilniaus ekipos naujoką Nerijų Varnelį. Antrojoje vietoje keliamės į Vilnių. Raseinių rasų lyderis Karolis Guščikas iš pradžių negailestingai nugesina Vilniaus Perlo Emerų krepšininko Antano Udro metimą, o jau po kelių akimirkų žaidimui persikėlus į kitą aikštės pusę galingoje bloko autorius 3 klaidinančiais judesiais pelno 2 labai lengvus taškus. Praėjusią savaitę gražiausią epizodą sukūręs Martynas Echodas nesustoja stebinęs galingais skrydžiais. Šįkart pirmosios vietos laurai kauniečiui atiteko už taraninį reidą, kurį jaunasis žalgirietis užbaigė triuškindamas varžovų krepšio konstrukciją.